Taip, tai pirmiausia reikia pradėti nuo vieno tokio asmens, nes jei ne tas žmogus, tai apskritai tų kokteilių nebūtų. O ką turiu omeny, tai yra Gaspare Campari. Gaspare Campari, italas, gimęs didelėje ūkininkų šeimoje, bet jau nuo pat jaunystės jisai susidomėjo likerių gamybą ir apskritai miksologija. Na, dar kažkur teko skaityti, kad jau nuo 14 metų jisai pradėjo dirbti įvairiose baruose. 1860 metais Gaspare Campari sukūrė likerį, kurį būtent ir pavadino savo vardu – Campari likeris. Tai itališkas, gražios raudonos spalvos, saldus likeris, turintis dar savo to specifinio kartumo. Na ir tuo metu, kai jis išrado tą likerį, jisai, norėdamas kuo daugiau to likerio parduoti, sukūrė vieną tokį paprastą gėrimą, kokteilį, kuris susidėjo iš 2 ingredientų. Tai yra būtent jo pagaminto Campari likerio bei saldaus vermuto. Na ir kokteilis buvo pavadintas Milano /Torino. Milano Torino. Ir būtent pavadinimas buvo kilęs iš tų 2 ingredientų geografinių vietovių. Tai yra Campari likeris iš Milano ir saldus itališkas vermutas iš Torino.